Šiandien esam Parnų lenktynių trasoj, mums vyksta treniruotės, bet atvyko pas mane Goda, kuri yra Repeko ekologiškos chemijos produktų atstovė, vadovė ir jinai mums šiek tiek papasakos apie šitą produktą ir net parodys kelis eksperimentus. Tai visų pirma, man kyla klausimas, aš iš savo lenktynių karjeros esu susidūręs su įvairiais tepalais ir su chemija jiem šalinti. Žinau, kad ta chemija yra tokia, jos negalima ant odos dėti, į akis, reikia saugotis nuo akių, reikia būti su pirštinėm ir kitom apsaugos priemonėm. Ar Repeko tas žodis ekologiškas, ar jisai yra, tai reiškia, kad jisai yra ir draugiškesnis ne tik aplinkai, bet ir žmogui? Taip, taip pat pavadinimas Repeko, Representing Ecology, yra būtent tai, ką mes darome. Taip. Tai pradėkime nuo to, kad mūsų chemija turi ypatingai malonų kvapą. Ką primena? Šampuniuką. Šampuniuką, Plaukų muiliuką. šamponą. Taip, iš tikrųjų labai malonus kvapas. Negana to, mes žinom, kad įprasta agresyvi chemija turi ženklinimo, specialų ženklinimą, tokie raudoni kvadračiukai. Taip. Tai yra visiškai saugus produktas naudoti. Gali užsipurkšti ant odos, nieko tokio, pavaliai, nuskalavai, tiesiog visiškai labai paprastai viskas. Tai iš tos pusės taip fainai, kad atrodo, kad nenoris ir paragauti, kaip tu pats pasakėjai. Ok. Klausimas, bet ar jinai taip pat gerai veikia kaip ta agresyvi chemija, jeigu jinai tokia švelni ir gera? Jinai veikia puikiai, galėsim tą protestuoti, tik tai prieš tai, kadangi tu dirbsi su agresyvia chemija, mes turim tave tinkamai apsaugoti, paruošti. Tai jeigu iš esmės dirbtum kokioj pramonėje, industrijoje ar ne, ir ten būtų dideli tikrai kiekiai tų visų valiklių, tai turėtum užsidėti ir tokią apsauginį kombinezoną. Šitas netiktų. Mes ant viršaus tau uždėtume bent jau šitą. Supratau. Irgi užteks pirštinių ir akinių, tai tu gali jau ruoštis. Jau aš galiu ruoštis, Tu gali ruoštis. Buvau ralistas, dabar esu žiedininkas, bet ateity matau, kad į Dakarą varysiu. Taip. Taip, pirštinės. Aš irgi užsidėsiu pirštinaitės, kaip matai, daug paprastesnės negu tavo. Nes Man tikrai atrodo didesnės, tikrai stipresnės. Storesnės. Taip, tai tu valysi su agresyvia chemija, aš turiu mūsų natūralią. Ok. Štai teptukas. Užpurškime šiek tiek ant... Čia reikia papumpuoti. Taip. Mes turim naftos produktą, tai yra tepalas, kuris dažnai pasitaiko įvairiuose varikliuose ir viso kitur. Užsipurškim, palaikykim šiek tiek. Taip. Kamputis. Ok. Dabar, man truputį teka, tai aš šiek tiek paliksiu taip. Ir tiesiog sukamaisiais judesiais mes jį galime bandyti nuvalyti. Ok, bandom. Imame ir valome. Šiaip, žinokit, nuoširdžiai trinu. Trink, taip pat. Ne. Aš dar pakartosiu, kad mūsų Kodėl pas jūs produktas, dingsta, o pas mane daugėja? Mano produktas, jisai visiškai iš atsinaujinančių šaltinių pagamintas, gamtos ar ne. Ir vat, kaip matom, puikiai valo. Aš tai, žinokit, tik ištepliojau. Na, jeigu mes dabar įdėtumėm savo šaltinius į čia, nuplauname likučius. Čia tiesiog, kad pati srovė būtų. Jo, ir nuplauname tavo, bet matau, kad tavo, žinai, manau, nenusivalė vien todėl, kad tai yra garuojanti priemonė. Ok. Ir tas garavimas, jisai neleidžia efektyviai valyti, nes reikia nuolat tos priemonės purkšti, tai didelė išeiga, ar ne? Dar vienas minusas, o mūsų natūralus, kaip matome, viską puikiausiai išvalė. Čia kas įvyko, ką tik čia įspūdinga yra. Tai jeigu tu galėtum savo automobiliui naudoti žalią priemonę... Aš jį visą išpurkščiau su to žaliu. Tai tau būtų tikrai, patrauklių dirbti ir efektas, kaip matai, labai geras. Taip. Ar dar aš nukentėsiu nuo chemijos, ar jau galiu nusirengti? Tu gali jau nusirengti. Gerai. Eksperimentas tikrai atrodė įspūdingai, bet klausimas, ar tai yra... Ekologija dažnai kainuoja pinigus ir nemažus. Kaip iš jūsų perspektyvos ekologija, ar yra brangiau ar pigiau naudoti jūsų produktus? Kadangi mūsų produktas separuojasi, aš tuoj papasakosiu ir parodysiu, kaip tai vyksta, ar ne?
tai jis yra daugiakartinio naudojimo. Taip. Vadinasi, vieną kartą panaudojęs, nešvarumai, kurie buvo valiklyje. Juos kažkaip perfiltruot galima, turbūt? Jo, jie tiesiog kyla į viršų, nusėda paviršiuje. O tai gal mes čia ir matome dabar tai? Praktiškai taip, galim pasižiūrėti, vat, kur tavo ar nebuvo indas, tai visas tepalas vienodai išsisklaidė, ar ne, ir visas vat, vientisa, ir tu turėsi utilizuoti visą tą skystį, ne. Mūsų vat, tirpalas, matosi, nešvarumai atsiskyrė, jie pakilo į viršų, tai šiuo atveju mes naudojam tik šepetėlį ir čia jų labai nedaug, bet jeigu šiek tiek būtų ir daugiau, tai tą viršutinę sluoksnelį, tą vadinamą plėvelę, tu tiesiog utilizuoji ir tiek. Tai va, tai tokie skirtumai. Dar toksai, kyla automatiškai visur pasaulyje, bet kokioje srityje įmonės eina link ekologijos. Kaip yra su, galbūt tai netgi bus kažkom tai remtina ir palaikys net kažkaip tai valstybės ar Europos Sąjungoje, kad tai būtų ekologiška, reikalaus galbūt ateityje to. Tai iš tikrųjų kiekvieną dieną girdime apie vis labiau griežtėjančius reikalavimus, tiek, kaip tu sakai, iš Europos institucijų, tiek iš Lietuvos nacionalinio, kurios prižiūri aplinkosaugą ir panašiai. Tai tai, kas šiemet, dar šiais metais toleruojama ar ne, bus griežčiau jau kitais metais, o dar po kiek laiko apskritai bus uždrausta. Tai einame tikrai link to, turime tai atsižvelgti, pokyčius reiks priimti ir tam turim ruoštis. Blitz klausimas. Pabaigai, kas tave, Goda, yra labiausiai sužavėję arba nustebinę, kalbant apie šitą produktą, galbūt kažkokią istoriją turi? Tiesą sakant, labiausiai mane žavi tai klientų pokytis, virsmas. Ateini pas klientą, dažnai būna nusistatęs gana negatyviai, nereikia man čia tų žalių chemijų, čia žaisliukai, aš jomis netikiu ir panašiai. Jos gal net neveikia. Taip, kol tu neparodai, kol tu neįtikini, kol tu neišedukuoji kliento ir kai jis pradeda fiziškai tą naudoti, suskaičiuoja resursus, kiek jam kas kainuoja ir kaip jisai sutaupo čia, ta nuomonė tikrai keičiasi ir tai labai smagu nustebėti. Ir tikrai turim vieną klientą, kuris absoliučiai sunkiai įsileido mus į savo, kaip sakyt, įmonę ir labai buvo negatyviai nusteikęs, bet dabar jis yra vienas iš mūsų aktyviausių ir uoliausių klientų, kuris yra lojalus ir daugiau nieko nenori naudoti, tik tai šitą chemiją. Tai va, čia toks, malonus jausmas, kad nebereikalą dirbam. Taip. Malonu, Goda. Ačiū. Ačiū. Ir iki susitikimo. Sėkmės tau lenktynėse.